Sveikos ir sveiki, pagaliau turime garsą, kaip kokioj gatvės muzikos dienoj. Poezija skambės dabar taip, kad net ir praeiviai arba pravažiuotojai mūsų neišvengs. Mes šiandien skaitysime poeziją ir tai yra, mano nuomonė, vienas iš svarbiausių tarptautinio poetinio festivalio Poezijos pavasaris renginių. Tai yra poečių skaitimas prie Žemaitės ar Žemaitės. Nežinau, kur ta Giedrė Kazlauskaitė, jinai visą laiką mane kritikuodavo, kad aš vis netaip sukirčiuoju, bet, Žemaitė, ne? Žiūriu į Dalę Satkauskytę, sako, kad gerai. Tai Žemaitė. Žemaitė mum yra be galo svarbi, todėl kad, kaip rašė Virginija Kulvinskaitė, jinai nėra tik tai močiutė su skarele. Ir tą skarelę, kaip mes visi puikiai žinome, jinai pasirinko idėjiškai, pabrėždama, kad tai yra jo solidarumas su kažkokia tais laikais įsivaizduota žemesnė klase, nes jinai, būdama bajoraitė, ištekėjo už mužiko Lauryno Žymanto, taigi buvo toks mezaliansas, kaip sakant, nusirito žemyn, bet jinai taip nemanė, jinai oriai nešiojo to savo skarelę visada. Ir mes, poetės, manau, kad nepaisant to, kad irgi mus bando nuleisti nuo visokių apdovanojimų ir kitų pažymėjimų laiptų, mes ir toliau ten lipame savo ir rašome poezijas nepaisant nieko. Užtat, kai kviečiau skaityti, tai stengiausi pakviesti tas ir paprašyti atsinešti tokių eilėraščių, kuriuose šiek tiek būtų tos žemaitiškos dvasios, būtent ta moters emancipacijos, laisvės, drąsos, būti savimi, būti tokia, kokia esi, nepaisyti jokių visuomeninių sutarčių, konvencijų. Tai jeigu norisi rašyti 50, rašai 50, rašai apie tai, apie ką nori, bet nenori per daug užimti čia kalbomis, nes turėtų visą tai skambėti eilėmis. Tai mūsų šitų poečių yra tikrai nemažai. Todėl aš prašiau kiekvienos ir dabar pakartosiu, kad skaitytų po kokių porą eilėraščių, gal po vieną, kad kokias 2 minutės, kad mes viso čia gražiai išsitektume. Na, o vakaro pabaigoje įteiksime premiją Žemaitės Tašė už Žemaitės Tašės premijos laureačių komiteto nuomonę ryškiausią, įsimintiniausią poetės poezijos knygą. Taigi, pradėkime nuo pradžių, o tai yra nuo abėcėlės, ir kviečiu skaityti poetę Ramunę Brundzaitę. O šios skaitimus vesiu aš, Laima Kreivytė. Tai jeigu turėsite kažkokių priekaištų, galėsite į mane mesti kankorėžius. Ramunė, arba va, ką nors, ką rasite. Ramunė, va. Sveikos ir sveiki, aš kaip tik pernai turėjau garbės laimėti šitą nuostabią Žemaitės Tašę, kuri dabar kasdien su manim visur keliauja. Ir galvodama apie šitos skaitimus parašiau tokį tekstą, nes labai džiaugiuosi, kad kasmet čia susitinkam, paklausom vienas kitų, paskaitom. Žemaitės skaitimai. Skveras dar negentrifikuotas. Malonu skaityti, klausytis, sėdėti ant žolės, solelio atokiau, steptelti praeinant, klausytis kitų istorijų, dalinti savąją. Skvere prikritę eilėraščių kevalų. Pastebiu Žemaitės ženklus Vilniuje. Į kavinę žaliame name senamiestį, kurį kadaise gyveno, einame vakarieniauti penktadieniais po jaunimo anoniminių alkoholikų grupės. Turime ir kitą susirinkimą, artimesnį Žemaitės dvasiai, AA moterų grupę. Esu sėkinga pasitikti moteris, padėti surasti vietą, palydėti. Čia saugu, valanda 15 minučių. Kalamės naujus ginklus, išlydžiusias gėdą ir kaltę. Po to einame toliau gyventi savų gyvenimų. Kaip ir šie skaitimai, kokios 2 valandos 15 minučių, po to eisime toliau gyventi savo gyvenimu. Ačiū.
Nu geriau ir nesuplanuos ir tada sakyk, kad abėcėlė nėra geriausias principas. Taigi, kadangi tai jau pasiteisino, tai kviečiu Liną Buividavičiūtę. Pasitinkame poetes griausmingai kaip roko žvaigždės. Ačiū Ramunė už tokį gražų atidarimą skaitimų. Labai noriu Jums paskaityti du eilėraščius. Ledo sindromas. Kartais sapnuoju keistus erotinius sapnus. Pabundu išpilta iššių prakaito sustandėjusiais peneliais. Miglotos atkarpos, sąmonės nuosėdos. O vis dėlto būta kažkokio nenormalumo. Lyg viskas vyktų be mano valios. Te būčiau inkubų įgeidis. Kūnus ruvenančios energijos nutekėjimas, kuriuo anie maitinasi. Tomis naktimis esu leda. Balti sparnai tvirtai apkabina mano kaklą, suspaudžia krūtinės ląstą. Esu užvaldytas svetimos valios. Iš po plunksnų styrančios varpos esu mažas geismo vilkutis, smulkutė mergelė, kurios jau niekas nesiūlys kaip rojaus atpildo. Stiprus vyrai dievai ir išniekintos moterys, karaliaus freilinos. Koks neskoningas akibrokštas dabarčiai, kiek būta protestų, kovų, manifestacijų, o naktimis atsilankantis demonai turi lytį. To niekaip nenuneiks naujai stoja laikai. Labiausiai bijau pagimdyti grožio stabą, dukterį, kurios atsainiai gundantis mostai pradės naujus karus. Užtenka virpulio, ekstazės, kuri kažkuo neteisinga, kelianti šiurpą, lyg mano piršto kraujas būtų panaudotas sutarčiai be pačios valios. Lyg būčiau pasmerkta podraug kentėti ir malonintis, te būdama nuolankia tarnaitė. Indu. Skaitau Murakami romaną, ten vyras nakčia atsilanko pas miegančią buvusią žmoną. Palikimas. Vis dar veikiu iš alkio, iš stokos. Nirčiau įvarau save botagų bekraštėmis stepėmis. Yra kelionių, kurios nesibaigia. Užkariautos dykynės, per menkos. Saikas yra visako matas. Bandau mokyti tą mergaitę, tą, kurios krauju vis dar teka sovietmečio promilės. Norėčiau, kad būtų tokie blaivybės namai, tokios Minesotų programos, kurios pašalintų šitus svaigalus, išgydytų nuo tos nerimasties sopančią galvą, močiučių sibirus ir visus deficitus. Eilės prie mėsos ir bananų, kuriuose vis dar laukiu. Produktai kiti, kitas alkis. Sakau savo, kad noriu veikti iš pilnumo, pilnaties, pilnatvės. Naujų laikų profilaktoriume geriu neveiksmingus priešnuodžius, gaunu vieną kitą aukolą, net kalboje, net namuose prasimuša paveldėta būtis. Nebaigta vidurinė, nuolatiniai balsai, kurie sako, kad jei labiau nesistengsi, išmes iš namų, iš kalbos, iš mylimųjų širdžių. Todėl eik, nes reikia dar vienos įveiktos eilės, daktariškos dešros gabalo. Ačiū. Ačiū Linai. Aš kiekvieną kartą klausausi ir galvoju, kokios geros tos mūsų poetės. Ir kaip gyvai ir tikrai parašo, savitai randa tos žodžius, kurie yra paprasti žodžiai, bet labai tikri žodžiai. Ir kviečiu ta išganinga abėcėlės tvarka prie mikrofono Patricija Gudeikaitė. O po to ateis Birutė Jonuškaitė, aš gal dabar sakysiu, kas ateis. Sveiki. Ana O.
užverčia galvą po dvigubos morfijaus dozės. Kūnas pradeda stingti. Ana O, jausdama brojerio alsavimą, lėtai gulasi ant grindų. Ji norėtų jam pasakyti, kad būdama viena mato gyvatės. Ji norėtų parodyti totemus išraižytus ant kūno. Ji norėtų jam pasakyti, jog yra medūza gorgonė. Ana O parodo puolimo ženklus, burnoje geležies skonis. Ana O gali matyti save, jos levituojantis kūnas lyg vabzdžio geluonis. Brojeris kosti. Ana O atgniaužia suprakaitavusius delnus, ji gerai žino. Ją seka 7 demonai. Toliau paskaitysiu ciklą disociacijos skirtą Hildegardai von Bingen. Pirmas. Hildegarda pina gebenių vainiką ir kalba su savimi trečiuoju asmeniu. Šįryt, prieš patekant saulei, ji ir vėl matė kraujuojančią hieną. Tuo metu ji plakė save odiniu rimbu, melsdama Dievo, kad atsiųstų ženklą. Antras. Hildegarda nusivelka ašutinę. Iš pradžių ji nustojo kalbėti. Per dienas, gulėdama lovoje, gestikuliuodavo šėtoniškus ženklus. Visi gerai žino, Hildegarda apsėdo. Seseris matė. Naktį, pakilusi iš lovos, nuleistais vokais, ji vaikščiojo ratais, kumščiais daužė duris, rėkdama, karo veiksmai nutraukti. Visi gerai žino, Hildegarda apsėdo. Kitą naktį ji išsliūkino iš celės į vienuolyno sodą. Tyliai kikendama, rankomis kasė žemę, šnabždėjo užkeikimus, lėtai atsistojusi, prakeikė save. Visi gerai žino, Hildegarda apsėdo. Ją rado be sąmonės, kūnas sustiręs, sukandžiotas žvėrių, akių vyzdžiuose įniršis. Visi gerai žino, Hildegarda šventoji. Ir dar paskaitysiu iš Lolitos dalį iš ciklo Richardui Gaveliui Idė fikse. Pirmas. Lolita. 6 ryto, Johno Coltrane'o Blue Train, gilus šnopavimas, ritmingai trypsinčios kojos, Vyto atvaizdas taurėje, Gedžio akys, įsisiurbusios į saksofoną, mes laukiame jų. Antras. Jie veisiasi lyg tarakonai, sako Vytas, jie nešioja užkratą, rydami savo gentainius. Jokių abejonių, tarakonai tavo virtuvėje yra jie. Trečias. Apimti žaidimo azarto, jie dalijasi mano leisgyvių kūną. Kojomis braižo demarkacijos linijas, ant krūtų rikiuoja savo kariuomenės. Prisiėmę Molotovo ir Ribbentropo vaidmenis, jie narsto mane lyg pasaulio žemėlapį. Tuo metu Gedis groja Blue Train. Ir ketvirtas, paskutinis. Gesindama cigaretę į Vyto fotografiją,
stebiu, kaip lėtai plečiasi apdegusi skylė. Man ji primena motinos gimdą. Ačiū. Labai ačiū Patricijai. Dabar kviečiu Birutę Jonuškaitę. Hildegarda čia mums visom labai didelis įkvėpimas. Buvau parodoje New York'e, Judy Chicago'e, tai irgi daug skirta šitai vienuoliai. Prašome. Labą vakarą. Paskaitysiu 2 eilėraščius iš ciklo Moterys. Gyvatės išnara. Stalaktitų urve, žibintuvėlio šviesos užklupta, sidabro ažūrų sublizga išnara. Šalia ilsis pavargus gyvatė. Negaliu pajudėti, lyg virščiau pati stalagmitu. Baimė kenkia labiau nei nuodai. Kol raitos aistringi atodusiai geismas ir dylios dėjonės, kol trinkteli kambario, lauko, greitosios, mudviejų durys, kol šimtmečiai šnypščia visos jūs tokios. Baimė kenkia labiau nei nuodai. Išjudinu kūną, artėju, trokštu paimti į delnus gyvybės ir mirties dvilypumą, trapumą ir grožį. Slidūs akmenys, aštrios jų braunos, ar troškimas didesnis už baimę. Kai jau regis pirštais liečiu gyvasties sidabrinį ažūrą, gyvatė pakelia galvą. Smogia baimė stipriau nei nuodai. Ir čia toks vienas, ne visai, bet beveik žemaitės turbūt laikus menantis, Dzūkė 1863 metai. Sutvertojau mano katras aši trijošė sabošė, dangui ant žemės ir ant kožnos vietos, katras stoja iš žmogum dėl atpirkimo mūsų nuo peklos ir amžinos prapulcies. Priimk atsiduksėjimų mano širdies. Išklausyk mani griežnų, nors dideliuos daiktuos labai nenusdėjau, per spaviednių visus mercinius griekus kunigas man atlaido, pakotų užduotų padarau per seiko mėnų, kožnų pėtnyčių permisliju 5 kūno pajaucimus ir pridėrystė savo stono, kožnos dienos vakarų padarau sąžinės rokundų, tau apiravoju visas savo misles ir darbus, tavi garbinu ir myliu iš viso širdies, iš visų šylų mano. Dėkavoju už tiek daug malonių iš tavį apturėtų, niekom labai nesiskundžiu. Ale vis tiek, labai norėtų, kad man pamačytum, tu mano judošėlį iš karčiamos iškrapštysi, nuo amžinos prapulcies apsaugosi. Amen. Ačiū. Ačiū Birutei, kaip gera girdėti dzūkišką šnektą, nuostabu. Aš tai pati kaip Vilnietė neturiu jokios dovanos tarmės, bet man labai patinka rasti kokį nors raštelį nuėjus į žiūrų parduotuvę. Išėjau grybauts. Taip, o dabar kviečiame Renatą Karvelis. Renata. Sveiki. Karjeristė. Šiandien kaip tyčia kalbėjom apie karjerą, apie moterų karjerą. Geriausiai sekės tiems sopranams, kurie darė tai, na žinai, ką moteris ar mergina gali padaryti. Žinai, gražiai dainuoji, bet tokių kaip tu 7 stovi eilėje. Aš klausiu, tiksliau klausau, žinai, už lango ką matau, Bibi, gerai, sakau, kad mato, tu kur čia tokius rodo, aš nieko nematau, daugmaž ir šito nesupranti. Ir šitas nedaina. Dar gerai, kad nežinai, čia viskas jau seniausiai sutvarkyta. Kai užsidaro durys, kažkur paliktas langas, o už jų vien baby, 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 baby. Pagyvenusi feministė.
Kiekvieną dieną sutinku Supermeną. Ji gražiai pasidažius, susitvarkius, antakius ir dantis susidėjus. Paklausiu, o kaip tu taip sukūdai, kad man šitaip? Nusijuokia vaikeli, kai neturi kuo, tai ir mažiau įėdi. Supermenas visų savo galių nenaudoja. Ne, kam jam? Tai tiesiog dabar jai užtenka kem 6 kvadratų buto. Pasaulis seniai užkariautas, seniai fizikos dėsniai patikrinti. Tvarkinga žmona. Moterys su spaustomis lūpomis sėdi ant fotelio, lyg pozuotų kokiam Mikelandželui. Porcelianinė oda, po brangios pudros sluoksniais paryškintas lūpos linkis. Kaip iš paveikslo balerina, ta, kuri ant senovinės komodos. Jei pajudinsi, jei netyčiom nukristų, suduštų į nesulipdomus šipulius. Jos net nemoka šokti, tai primena mindžikavimą vietoj, kai nori sysiaus. Suglaustos kojos taip stipriai, lyg pragaro vartai, lyg kokia Pandoros skrynia išskris visos pasaulio negandos, jei moterys normaliai išsižergtų, normaliai atsiremtų į fotelio atlošą. Viskas priklauso nuo jo, sako, kaip jis pasakys, veide jokios emocijos. Stipriai surakintos šlaunės trūkčioja po sijonu, kai nieks nemato. Jos geria raminamuosius. Ačiū. Ačiū Renatai. Na ir abėcėlė mums diktuoja, kad Virginija Kulvinskaitė jau artėja link mikrofono. Virginija yra pirmoji Žemaitės Tašės premijos laureatė, ją pelniusi už savo pirmąją poezijos knygą Antrininkė. Prašau, Virginija. Tai aš ir paskaitysiu vieną eilėraštį seną iš Antrininkės, labiau gal feministinį, o kitą tai tiesiog apie meilę. Pati savo motina. Bijau, kad radau save. Gyva duobės dugne nebuvo šviesų nei angelėlių, tik aš, besiskleidžianti lyg gremėzdiškas pumpuras. Pati savo motina, savo pačios skausmą saulės rezginyje. Kuo toliau, tuo labiau žinau, galiu nužudyti tėvą. Ir tą auksiniais dantimis, ir tą su katiliuku ir binokliu. Be skausmo greitai ir visiems laikams reikia prasižioti ir blizgučiai tikrai nebus prastesni ir supokšės fejerverkai. Kaip tada, kaip visada, mes bučiuojamės ir jis supranta tai. Ir man užtenka to, bet motina, ji daugiau negu aš, jei mirties paprastos nepakanka. Net vėjas priešinasi, kad neskaityčiau šito eilėraščio, bet aš vis tiek paskaitysiu. Meilė kaip radioaktyvi Godzilla. Meilė tarsi radioaktyvi Godzilla, iš gelmių iškyla. Ir blaško į visus, kol iš žmonių ir jų gyvenimų telieka krūvos pelenų, kuriuos į žemę plaka radioaktyvus lietus. Godzilla iš gelmių pakyla, reikia slėptis, reikia bėgti. Lietuosius jis sutryps žvinuotom kojom, roplio uodega riesta nušluos miestus, išdegins paskutinę viltį radioaktyvia šviesa. Godzilla tai Godzilla, tarsi meilė iš gelmių ji nyra, milžiniška ir gleivėta, o aš nejudu iš vietos, keliai linksta, mano pravira burna seilėta. Ačiū. Ačiū, Virginija. Dabar pas mane sąraše yra Dovilė Lapinskaitė, bet aš nežinau, ar jinai yra taip, kaip dairiausi. Tai jeigu yra, tai tegul rėkia garsiai. O jeigu mes negirdim tokio klyksmo, tai tada kviečiu Vitaliją Maksvytę, kuris sakė vėluos, tai neaišku, ar jau atvažiavo. Tai turbūt irgi neatvažiavo, sakė link 6. Tada labai puiku. Rima Malickaitė. Matote, kaip mes greitai mokame apsisukti.
Tai pirmas bus nubudimas. Kai rytą pro langą plūsta šaltis ir maudžiantis isteriškai įsibėgėjančio troleibuso maurojimas, baimė užvaldo, paralyžiuoja ir veda. Bijau, kad netikusiam puode prisvilinsiu sriubą, pamesiu raktus, paliksiu įjungtą viryklę, bijau šuns kaimynų, jų pavadėlis per ilgas. Bijau to automobilių nuomos vadybininko, kurio Fordą andai įbrėžiau. Bijau pravažiuoti savo stotelę, pavėluoti į pamokas, jos baigėsi prieš 20 metų. Bijau neįtikt, nepatikt, susimauti, prarasti meilę, šilumą ir paskutinį kvapą, lėtai nusėdantį ant veidrodėlio, ištiesto grabnyčią degančių giminaičių. Turtų neturiu, tad jų paslaugumas įtikina, bet klausimas lieka. O jei šis pasaulis negimda išnešiojanti amžinybei, jei jis tuščias ir šaltas kaip Antarktikos speigas, ir gal tik dėl baimės vis dar ieškau slaptojo stalčiaus, jį atidariusi rasiu Alisos urvą į dangų ir visus atsakymus, kodėl pabundu rytą nuo šalčio ir maurojančių troleibusų. Aha, ir užstrigo telefonas, tai ženklas, kad užteks vieno. Ačiū. Ačiū, Rima. Vienas nebūtinai yra blogai, vienas gali būti pats geriausias, vienintelis ir nepakartojamas. Toliau sąraše yra Gabija Matkutė. Ar ji yra, ar jinai neatėjo? Aš jau kas ruošiasi ir pranešė iš anksto, kad neateis, tai jau tuos išbraukiau, o kas nepranešė, tai neišbraukiau. Judame toliau. Marija Mažulė. Marija irgi išleido šiemet knygą, matau ją ir nešasi, ir jinai, kaip visada, žemaitės garbiai su skarele. Sveiki, labas vakaras. Kaipgi be skarelės, čia jau tradicija ir labai labai džiugu čia būti kaip visada ir labai smagu, kad geras oras. Vandens būsenos. Vanduo panardina į kitą sąmonės būseną. Staiga sutirštėja, virsta drebučiais, lipalų liuliuojančią mase po tiltu, tokiu žėrinčiu, bet aiškiu pavidalu, skaidriausia pasaulio substancija. Betarpiškas susidūrimas su planetos chemija įvyksta braidant. Jauti limpa prie pėdų, prasiskiria ir vėl susiglaudžia. Vanduo dainuoja, kai nežiūri į ekraną, negalvoji, gali jį išgirsti. Naktį virsta gličia tamsa, ryte pakimba ant žolių, pievoje stingsta, kristalizuojasi, iš tolo priartėjus nuskaidrėja, prieš ištirpdamas virsta kvėpavimo garais kūno karštyje. Vandenyje išskys rašalas, sąsiuvinių lapai, bet neišbluks tai, kas iš tikrųjų yra. O kas iš tikrųjų yra? Gal ne mes ant solelio už upės, gal ne tarp vandens braidantis, gal ne pievoje ankstyvą rytmetį, gal ne nakties vaiskiame danguje byrantis snaigėmis, gal ne mes. Atsitiktinė tvarka. Kai veriu karoliukus ant jauno mėnulio plonyčio kaip siūlas, jie skambėdami sukrenta vienas prie kito. Atsitiktinė tvarka. Išgeriu vyno ir valerijonų, kietas akmeninės širdis perveria valas, šiąnakt vėlės į gelmenis leidžiasi, jos panyra į fosilijų juodą ir tirštą pasaulį, atsitiktinė tvarka. Žvaigždės į ežero dugną grimsta, nuo medžių laša debesims nusileidus dėl sunkaus atmosferos slėgimo. Akmenys tokią naktį kasas į žemę, atsitiktinė tvarka.
Žvilgsnis skaidrus ir skvarbus lyg mėnesio siūlas, rudenį gėla širdims ir ilgesi sukelia. Kaulus veria vieną prie kito. Atsitiktinė tvarka. Ir dar vienas Saulėlydžio. Yra tik vienas būdas sulaukti kito ryto. Nuspirti rausvą besileidžiančią saulę, kaip paplūdimio kamuolį. Saulė teškėsi tiesiai į taurę su rožių limonadu. Pažyra purslai, pakyla tiek daug burbuliukų. Bet man daugiau nereikia rėkiančių apvalių saulėlydžių, aksominių pagalvių smėlyje, sutraiškytų trešnių, storomis kaulinėmis adatomis siuvuosi savo mėtinius apdarus. Pasislėpusi tarp aukštų žolių, ieškau titnago žiežirbais kelti. Tu norėjai su manim laižyti aukso dulkes. Aš norėjau tavo saldainio. Verkiau. Rinkau akmenis žvaigždžių šviesoje. Gulėjau ant smėlio. Galvojau. Nėra jokio kito kranto. Visos giesmės sirenų ataidi iš mano vidinės ausies. Adatos susmigusios giliai į mano mintis. Ištraukti reikia atsargiai, kad nesulūžtų. Pakvimpa mėtos. Kirai susirenka krante manęs palydėti. Mano burna pilna aukso dulkių, mano kelnaitės šlapios. Žinau, įsibėgėjus siūruojančiomis bangų viršūnėmis, galima nuspirti rožinę besileidžiančią saulę į kitą rytą. Ačiū. Ačiū Marijai. Ir dabar kviečiu kitą poetę, kuri atvažiavo pas mus su antru autobusu. Ar jau žino tą poetę, jau eina, puiku. Diana Paklonskaitė, irgi išleidusi labai įdomią knygą. Puikių šiemet yra poečių knygų. Ne visi jas pastebėjo, bet mes tai viską stebėjom ir skaitėm. Prašom. Ačiū labai. Aš paskaitysiu pirmą eilėraštį, kuris vadinasi Radiatoriai. Iš tikrųjų tai ne apie radiatorius, o apie tikriausiai pavargusią moterį. Kai per kalėdas grįždavau namo, dukra vis primindavo, kaip ją vaikystėje ramino. Šitie mūsų buto gaudžiantys radiatoriai. Drąsiau būdavo užmigti, skaičiuojant byrančias sniego gniūžtės, bet aš tik linguodavau galvą. Man reikėjo tylos, vien tylos, nenorėjau netiksinčio laikrodžio ant sienos. Po ilgų metų fabrike vis dar girdėjau įkaitusius mašinų variklius, šlamančias robotų galvas. O dabar, įbėdusi akis į devynaukščio pinklėse, įstrigusią saulės diską, nustebusi pagalvoju, negirdžiu aš tų radiatorių. Kai įsiklausau, tikrai gaudžia, bet nuo to ūžimo nei šilta, nei šalta. Paimu arbatinį šaukštelį, nupjaunu namo ketvirtį ir išlaisvinu saulę. Tebūnie šviesu. Ir antra. Visai atsitiktinai pasipurškiau kvepalais ne iš savo gyvenimo. Visai atsitiktinai aptikusi buteliuką užgriozdinto stalčiaus kamputyje ir dabar šitoj kelionėj ant ratų niekaip negaliu pasikeisti suknelės. Jeigu išdrįsčiau, nusivilkčiau suknelę ir keleiviams viliūkiškai ją pamojuočiau. Jeigu išdrįsčiau ir tą kvepalų buteliuką ant galinės sėdynės palikčiau kitai, nepažįstamai moteriai. Ačiū. Ačiū Dianai. Taip, mes jau čia judam visai smagiai ir vis paaiškėja, kad kas nors neatvyksta ir dabar dairausi, man atrodo, Sonata Paliulytė irgi neatvyksta. Užtat puikiai matau Sarą Poisson. Sara yra mūsų žemaitės skaitimų, ne jau kiekvienais turbūt metais skaito ir labai smagu. Yra kažkokios konstantos ir yra Sara. Labas vakaras. Kadangi Laima uždavė toną ar pageidavo, kad mes čia pademonstruotume feministinį šėlsmą, tai aš taip kažkaip labai tikimės. Aha, ir tikiuosi, kad čia dalelė yra, ar čia to šėlsmo tokia šešėlinė pusė,
žodžiu, paskaitysiu prieš 20 metų parašytą eilėraštį. Kada to šėlsmo daugiau buvo. Žiovulys. Kokia mano nežinojimo mantijos spalva, po kuria žinojimas, jog tai įvyks. Anėdų, derinami nuovargio, su vakarykštės aguonų grūdeliais, popietės gomuriui, aukščiausiam jo taškui, su savo balsganais liežuviais, su kalbėjimu beveik neprasižiojus. Žinau, kad bus vyro saulės dėmesys moteriai žvaigždei, bus dėmesys kaip dangaus dugnas skylėtas su šviesos čiurkšlėmis iš žemutinių šviesiųjų pragarų. Ir bus žiovulys, toks pat kaip plėšrūnų. Bus pirštas, sapnuojanti žiedo perlą, netyčia paliktą ant palangės, kur atiduota pabaigai, kartu su brangakmeniu verte. Bus pirštas, judinamas geismo ir skausmo likučių. Bus moteris žvaigždė, dovanojanti šešėlį spuoguotą mergaitės veidui. Ir kita moteris žvaigždė, dovanojanti laikiną tuštumą, tarkoji jaunuoliui per nevilties patekėjimą. Ir bus žiovulys, toks pat kaip naminių gyvulių. Bus vyras saulė, atiduotas artistei su vieninteliu talentu, kurį pavadinčiau rūstybė. Tas pats vyras saulė, prieš tai atimtas iš kvatojančios moters su atvirais dantų smegenimis, panašiais į raudonųjų serbentų uogienę. Bus kitas, senstelės, gražus vyras su savo žilos barzdos kentėjimu ir jo gerklė su neištartomis R, kurias nuplukdė žemyn degtinė. Nebejaunas vyras, su moters plaukų guba akyse, raudona juosta perištų šviesių plaukų glėbeliu, tam vyrui reiškiančią derliaus nuėmimą. Ir bus žiovulys, nežinantis apie savo gėdą, kaip ir praviros mažosios lyties lūpos. Vienos moters 40 metų šauks įžuliau nei kitos 20, kurie bus grakštesni nei trečiosios 30. Bus vyresnės moters viltis, įsikibusi į žargoną jaunesniosios, kaip į negražų lopą sutepantį jaunesnėje. Moterų šlapimo čiurlenimas jų bendram tualete, bendros nusilengvinimo ir melodingo girto juoko putos. Ir bus žiovulys, tarsi atsukta nugara. Vyras saulė atsuks nugarą moteriai žvaigždei. Jis atsuks į savo motinos megzto megztinio nugarą. Moteris žvaigždė įkastų į vyro nugarą, jei tik jos dantys nebūtų sudilę, žiaumojant aitrią žvaigždžių išmintį. Ji išardytų megztinio nugarą, truktelėdama už neregimo siūlo, greičiau nei pati bus išardyta dėl klaidos. Sunkias svorės meilės erezijos, taip, bet ta moteris bus išardyta žiovulio centre. Nes bus žiovulys per patį esamas piečių, bus judesys, lyg vieniša vienišos salos palmė, bus moters žvaigždės judesys, lyg žvaigždžių masturbacija, bus užmaršties kremas, panašus į strazdanų balinimo grietinėlę, ten pat ant lentynos, vietoje pabaigai atiduoto žiedo, su nuoga moliusko kančia, seseriška anam žiovuliui. Ačiū. Ačiū, Sara. Man atrodo, čia mes visos turim šiek tiek šėlsmo, šiek tiek skausmo, šiek tiek siautulio, viso to, kas buvo ir pas Žemaitę. Ir čia jau antrą kartą pacituosiu Virginiją Kulvinskaitę, kuris sakė, kad Žemaitė tai tokia moteris su skarute, o Maironis tai yra didysis Maironis. Tai aš net nežinau, tai ką dabar daryti, reikia gal sakyti Maironis su skarute, arba tiesiog Maironis, galbūt Maironis, kaip rašė Tomas Venclova, gerai, kad Maironis. Tai mes ne prieš Maironį, bet mes už tai, kad ir Salomėjos, ir Žemaitės, jos irgi turėtų deramą vietą mūsų literatūroje, mūsų vaizduotėje, mūsų kūryboje, ir kad moteriškas žodynas, drąsa kalbėti
apie tai, kas mums rūpi, kas mums skauda, būtų tokie pat svarbus kaip ir vyriški kalbėjimai, kurie jau tapo tarsi universalūs. Na štai po tokio pamintymo savo ir jums kviečiu Ievą Toleikytę. Ir Ieva yra iš tos kartos jaunų poečių, kurioms svarbus ne tik žmonės, bet ir visi kiti gyvi padarai, ir gal net augalai, ir grybai, žodžiu, visa gyvoji gamta, o taip pat ir negyvoji. Tai prašau, Ieva. Kažkaip nesitikėjau, kad galvojau, kad dar bus daugiau prieš mane žmonių. Paskaitysiu eilėraštį, kurį man kažkaip gėda skaityti, nes jis sentimentalus, atrodo gal nedera prie tokios kovingos šio renginio dvasios, bet Laima sakė būti savimi, tai paskaitysiu. Menininkės jaunų dienų portretas. Nors 33 moteris gal nebelaikoma jauna. Rugpjūčio naktį atlapojus balkono langą, sijano mėlių dažo staliuką. Ta nežemiška spalva atsiranda iš mineralų, kurie randami kalnų viduriuose. Plaukai surišti į kuodą, basom kojom, nublukęs kombinezonas ir tas suplyčęs tėčio golfas, kurį nesusivaldžiusi pavogė po velykinių kiaušinių dažymo, kai sustingusią magmą perverė juokas, pavasario naktį sferos nusidažė granato ir svogūno raudonių. Buvo linksma, kaip senais laikais. Staiga jis supranta, kad ilgisi tėčio, to vaikystės tėčio, kurio visas istorijas buvo palietusi likimo ranka, kuris dažė kaimo bibliotekos grindis vasaros naktį, blizgančio molio spalva, prie kurio knygų gulėjo uolienos iš pavojingų vienišų kelionių. Tėčio, kuriam sapne šaukė, nekenčiu tavęs. Terpentino kvapas, lauke burzgia variklis, iš telefono skamba kino albumas, melancholiška muzika, atplevenanti iš tuštumos, iš nakties kaime, vasarinės laisvės neiti miegoti, skaityti knygas parudavusiais meduoliniais lapais, apie indėnus, aukso luitelį ir ledinės upes, bristi per kiemą su alaviniu pieno dubeniu, užuosti šlapias ramunėlės ir vištų šūdus. 33 menininkė storai tepa mėlynais dažais staliuką. Įsprendžia matematinę dilemą. Kaip nužudyti tėvą, nenužudant vidinio vaiko ir melsvai spindinčios miglos. O gal nereikia nieko žudyti? Ji nejunta, kaip virsta juo, beveik gulėdama ant balkono grindų, uždažydama paskutinius lopelius, ji junta, kaip atranda, kad daryti visada daug įdomiau negu stebėti, net jei ir nusileidi ant plikos žemės. Ji junta, kaip skaidrioje visaus ežero tamsoje, girgždėdamos pajuda tektoninės plokštės. Jos išspjauna į paviršių elastinės sieros. Ją galima ištempti kaip siūlą ir ji nelūžinės. Ačiū. Ačiū, Ieva. Na va čia iškilo klausimas, ką žudyti. Labai toks aktualus klausimas. Iš tikrųjų, paprastai visi menininkai teigia, kad tėvą reiktų nužudyti. Čia pagal Freudą toli neina. Galvoju, kas čia kaltas dėl visko, aišku. Mes čia, žinoma, simboliškai kalbam, aš nesiūlau dabar niekam griebtis ir bėgti pas savo tėvus, bet klausimas vis tiek aktualus. Buvo tokia menininkė, avangardistė, rašytoja ir poetė Valery Solanas, tai jis siūlė iš viso išnaikinti vyrų giminę. Irgi taip netiesiogiai pasisakė, tiesą sakant, pasisakė labai tiesiogiai, bet tie, kurie jas skaitė, tai irgi labai įsiskaudino, nors iš tiesų tai, ką jinai ten kalbėjo, tai buvo tai, kas paprastai kalbama apie moteris, tik tai atvirkščiai. Kai ten moteris ignoruoja, tai viskas gerai. Tai bet Valery Solanas, jinai šovė į Andy Warholą, pataikė, bet jį išgelbėjo.
Nu, ten, aš dabar nepasakosiu jos biografijos, čia ne tam skirta visą tai, bet aš pagalvojau, kadangi jau poetė tokį klausimą uždavė, poetės užduoda svarbiausius klausimus. Aš nežinau, ar poetai užduoda, bet poetės tikrai užduoda. Tai prisiminiau savo literatūros profesorę iš studijų Vidurio Europos universitete Budapešte, Miglena Nikolčina. Tai jos disertacijos tema, kur jinai nagrinėjo Kristevos literatūros teoriją, buvo prasmė ir motinžudystė. Meaning and matricide. Tai yra čia tokių visokių įdomių prasmių, kaip reiktų simboliškai žudyti, kad tas prasmes išlaisvinti, bet gal teisingai sakė Ieva, o gal ir nebūtina žudyti, o be to, kaip tada su tais vidiniais vaikais dėrėsime, čia tokių rimtų klausimų iškilo. Tai atsiprašau už lyrinį nukrypimą. Turėjau padaryti pauzę tarp vienos Toleikytės ir kitos Toleikytės, kad jums nesusidvejantų. Tai dabar kviečiu Uršulę Toleikytę. Ten, žinokit, buvo Ieva, o čia yra Uršulė. Labai smagu, kad menininkės kelia pačius svarbiausius klausimus ir kad mes šiandien čia ne šiaip sau eilėraštukus skaitome. Prašau. Pykšt, pokšt. Mykolas nešas vandens šautuvėlį, o sesė kamštuką laisto gėles. Pykšt, pokšt. Prieina prie upės, Mykolas pripildo vandens šautuvėlį, o sesė skandina kamštuką. Pykšt, pokšt. Gazos ruožas, berniukas renka šratinius, jo sesė minų žiedus. Pykšt, pokšt. Kareiviai sustingęs metalas, berniuko koja, sesutės kasa. Pykšt, pokšt. Kaukia sirenos, skęsta gilių galvos. Pykšt, pokšt. Mykolo šauna, sesutė užsidengia kairę akį. Kodėl tokia ilga ši naktis? Krečiama šalčio klausė eskimų mergaitė. Mėnulis apglebė upę, ties arktim sukruta baltasis lokys. Visą žemę turėtų miegoti, bet naktis tokia budri, galėtų jau švisti. Pirmieji ryto garsai, karkianti varna, kulniukai asfaltą ramintų. Mes gyvi, medžiai tikri, riksmas už lango nejaugi, ko stovi užvėręs žaliusias. Bėk paskui riksmą, tuo jis nutils, bet naktis tokia ilga, surakina stuburo ašį ir palieka budrę sąmonę visą stebėti, lyg būtų pripylus paralyžiaus miltelių gėrimą. Ji karščiuoja, prieš akis žaižaruoja šiaurės pašvaistė, o naktis tokia ilga, tai kada ji baigsis? Mėnulis eskimų mergaitei sugirdo sirupą, žemę sukruta. Ačiū. Ačiū Uršuliai Toleikytei. Dabar kviečiu Verdenę Moniką Valkiūnaitę. Sveiki. Metai 2009. Toliau traškesys, garso lūžis. Iš laidinio telefono sklindantis ateivių ūbavimas, jurtų sienų muzika. Sekasi, nežinau, taip gerai, normaliai, nesuprantu. Nieko tokio, žinoma, viskas gerai. Sapnuoti vokiškai pradėjau vakar. Manyje mitozės būdu dalyjasi dvi kultūros, procesų nekontroliuoju, be pertrūkio tęsiasi ir tada pamirštu žodžius. Labai ir nenaudoju nieko tokio. Viskas gerai, gerai. Girti už vakar grįžom su broliu, po to išpliumpinau gal 2 litrus mineralinio, užkliuvau už laiptų ir visas namas nuėdėjo bildesiu. Pasislėpiau savo kambarį. Šiaip tai viskas yra labai gerai. Prisitaikau, miniu svarbias datas, juokiuosi iš Oto Valkės pokštų, ypač iššopusio apie mažą žalią kaktusą ir senelį valgantį česnaką. Nu labai juokinga, tikrai, apsiašaroju kas kart. Namų pasiilgau, gal ir.
Jau kapojasi, girdi žodžiai. Neturiu jokių kitų. Kito dar nemačiau. Brolio gimė man jau išvykus, negrįžau. Blemba, traška laidas, girdi kaip kibirkščiuoja žodžiai, kratosi laidas, žybsi elektroakustinis, žvaigždės keliuose tūkstančiuose kilometrų. Tarp mūsų vyro ugnelės ir naujieji metai, ir kalėdos, ir lempučių girliandos. Lauke karštas vynas puodelėse garuoja, aksominiu debeseliu, o aš taip tyvuliuoju, kaip vanduo prieš pratrūkstant lietui, namų tvenkinio pakrantėje. Ir traška šitas laidas, užlietas mano vandens. Ir tokį vieną seną paskaitysiu. Miestuose, kurių nepažįstu. Daužosi metalinis varpas Venecijos gatvėje, plakas jūrinis vėjas jį, saulėkaito iškabintus skalbinius, kai žingsniai aidi į jūrą, į grindinio akmenis, potvinių užliejamus pirmuosius aukštus, nes čia niekas nebegyvena, yra erdvės garsui sklisti. Todėl krebžda žiurkių smėklos, užsuka žmonės, sekantys žemėlapius, vis minantis už dar vieno kampo, dar vieno vingio, tuos pačius akmenis. Nėra vietos atsisėsti tarp tavo ir mano nesusisiekiančių pirštų. Garsas užpildo laisvės ertmes, polifonės senamiesčių bromose, kai penkiese sustojom dainuoti, miestuose, kuriuose mūsų niekas nepažįsta. Šukuoju tavo plaukus, jie kliūna už šepečio dantelių, už žolių tekančioj upei kliūva krentantis lapai. Ta pati gatvė, ta pati jūra, tas pats kanalas. Norėčiau, kad čia būtų upė. Miesto, kuriame nesivaidena. Miesto, kuriame pažįstu garsą, kuriuo susisiekėme. Ačiū. Ačiū. Na, dar pradžioje buvo pasiryžusi skaityti ir Vita Zaman, tapytoja, kuratorė, poetė, bet nematau aš liktai Vitos. Jeigu kartais dar eis praeis, tai mes ją pakviesime. Tai tada kviečiu Justiną Žvirblytę. Sveiki visi. Visada, kai sapnuoju, kad mirštu, nubundu. Prieš pat orui pasibaigiant, prieš pat pasiekiant žemę, prieš pat parklumpant prieš rudąją mešką. Smegenys neišduoda didžiosios paslapties. Naktimis intensyviai dirbu, bandau susapnuoti gyvatę, ryjančią savo uodegą, atsakymą į klausimą, kurio neuždavei. Sakei, kad visokie vaiduokliai tai didesnės dimensijos objektai, praslenkantis pro mūsų suvokiamą erdvę, kaip praėjo šešėlis, kaip vienpusis mėnulis, kaip pirštas pro žiedo plokštumą. Naktimis intensyviai dirbu, brendu per sniegą paralelinio Paryžiaus skveruose. Ant mano piršto blizga ledo gabalėlis, mane vejasi rudoji meška su jaunikliu, paslystu ir krentu ant žemės, nubundu prieš pat. Vakuume plaktukas nukrenta kartu su plunksna. Saulės sistemoje nieko naujo. Kūnai juda, jie liejasi ir tverisi ir dyla. Saulės sistemoje nieko naujo. Skambini, sakau, nieko naujo. Chirurgas skalpeliu praveria odą, ten kraujas prisotintas karščio, mažas ląstelių gumulas, pametęs programą, pamiršęs kūrėją, nerandantis įėjimo. Dabar Dievas ant mūsų pyksta, jis širsta, kad yra nemirtingas. Kreipiuosi į kosmoso tuštumą, ten tebekrinta gimtosios mano nuodėmės plunksna. Ačiū. Ačiū Justinai. Justinai atnešė kosminę dimensiją į lietuvių poeziją. Iš tikrųjų labai smagu, kai mokslo žmonės neatsisako ir poetinio kalbėjimo. Na, o dabar kviečiu Dalią Morozovaitę.
Labas vakaras. Aš tave myliu. Kas yra tobula? Tai, kas paprasta. Paleiskime širdis į laisvę. Išverkime gėlą. Negėda verkt. Gėda kitus tramdyt. Tuos, kurie kaip vaikai neslepia jausmo. Jei lūpos užspaudžiamos, akys ima gimdyti tylą. Ko mes bijom? Labiau už mūsų verštųjų. Man neskauda tų žodžių, kuriais mano sielą norėjai narvan uždaryti. Man skauda tavo bejausmę odą, tavo nejautrą, išgąstį, baimę, kuriais nuo mažens širdį penėjai. Sulaužykim užkardas, tegul liejas, tegul išsivalo, kas metų metus buvo užtvenkta. Sluoksnis po sluoksnio atidengiam tylą. Tyloje gimsta grožis. Širdis šnabžda širdžiai. Aš tave myliu. Tobuli žodžiai. Paprasti, bet galingi. Aš tave myliu. Aš tave myliu. Tokie paprasti žodžiai. Tokie dabar reikalingi. Ačiū. Labai ačiū Daliai. Na ir sulaukėme Vitalijos Maksvytės. Taigi dabar jinai mums ir paskaitys. Labas vakaras. Skaičiau iš tikrųjų prieš gerą mėnesį Valerijos Alanas, galvojau, prisiminsiu iš naujo ir paieškosiu, koks dabar mano santykis su ja. Tai įdomu buvo. Atskira kalba, bet tikrai verta vis grįžti ir grįžti prie tekstų, kuriuos esi skaičiusi anksčiau. O čia šį vakarą naujausias, gal ne pats naujausias, bet iš naujesnių ir tikrai niekur nepublikuotas. Ir dar prisiminiau, kad turiu apie motinžudystę, kurio niekada nesu niekur skaičiusi ir gal net niekam rodžiusi. Bet šį vakarą neatsinešiau, gal kitais metais išdrįsiu. Dievas sukūrė dangų ir žemę, medžius ir paukščius. Dievas sukūrė vyrą ir moterį iš molio, iš seilių. Pagal savo paveikslą įkvėpė dvasią. Vyras ir moteris susikūrė patys iš pilnėjančio humuso sluoksnio, iš organinės medžiagos gebančios įgyti sudėtingą baltyminę struktūrą, nagus, dantis, plaučius ir sąnarius, rankas, stuburą, vyzdžius. Judanti, kvėpuojanti, mieganti organinė medžiaga stato bažnyčias, plūsta į šventas giraites vienas pas kitą klausti, kas yra Dievas. Protingieji bando paaiškinti, sklaido Biblijų, Koranų, Blavatskajų puslapius kartodami. Lukterk akimirką, jau tuoj užčiuopsiu esmę. Tyrieji sėdi prie upių, po medžiais, tarp paukščių, kalvų viršūnėse, geria į save saulę, debesis lietų, grįžę, vaikšto tarp mūsų baltais drabužiais. Aršieji tranko šventyklų duris, ragindami atsigręžti į tikrąjį Dievo veidą, kartoti tikrąjį Dievo vardą, tvirtindami, kad tikra yra tik tai, kas tikra, ir tas tikrumas tėra matuojamas jų vienų matais. Dievas sukūrė dangų ir žemę, medžius ir moteris, vyrus ir drugelius, liepė jiems veistis, plėsti jo viešpatyje, jo žemėje. Kitas Dievas irgi sukūrė dangų ir žemę, ir dar drakonus jų viduje, ir dar elfus, ir trolius, ir daugiarankės būtybės žvėrių ir paukščių pavidalais, žvilgančiais kailiais. Kitas Dievas irgi sukūrė dangų ir žemę, vyrą ir moterį, liepė garbinti akmenis ir žuvis, liepė per pilnatį jam aukoti už horizonto gyvenančios svetimos genties žmonės. Kas sukūrė mane? Abejojančią, tyriančią, mėgstančią rankomis liesti žvėris ir žmonės, mėgstančią nuogą vartytis viržių šventoriuose, kinkytis drakonus į savo sapnų karietas, orgazmo metu
tiltu jungiančią dangų ir žemę. Dievas sukūrė dangų ir žemę, Dievas sukūrė žmogų. Deivė sukūrė dangų ir žemę, Deivė sukūrė žmogų. Dievai sukūrė dangų ir žemę, Deivė sukūrė žmogų. Deivė sukūrė dangų ir žemę, Dievai sukūrė žmogų. Tikrinu, kaip skamba mano kūno saugyklose, koks rezonansas. Iš pradžių buvo žodis. Iš pradžių nieko nebuvo. Mama, ar gali būti, kad už šitos visatos, ten, kur mes dabar net nepatiriam, slypi kitos visatos? Ar gali būti, kad jose viskas kitaip, kad ten mūsų nebūtų? Gali, sūnau, gali. Ir tai yra gera. Aš susikūriau pati iš pilnėjančio humuso sluoksnio, iš elfų sapnų, iš fotonų, smygio į bijūno žiedlapius. Aš susikūriau pati pagal savo pačios paveikslą, įkvėpiau save pagal savo pačios dvasią. Atradau save už Koranų ir Biblijų puslapių. Nėra jokios ribos tarp manęs ir visatos. Aš esu visata. Aš esu pagaminta iš pačios visatos. Tarp mūsų nėra nei jokios membranos. Ir tai yra gera. Ačiū. Ačiū Vitalijai. Kaip įdomu, kai einama į pačią esmę, kažkur bandoma išgliaudyti tiesiog pasaulio sukūrimo modelį, kalbiškai pasitikrinant. Ir kai Vitalija skaitai, kad Deivė sukūrė žmogų, aš pagalvojau, dar galėtų feministė sakyti, Deivė sukūrė žmogą. Na tai gerai, tai mes čia netaisysime poečių, kaip jos nori, taip jos rašo, čia jų yra kūrybinis reikalas. Dar matau, kad Sonata Paliulytė atėjo ir mes ją maloniai kviečiame. Sonata. Labą dieną. Būsiu supainiojus valandą tikriausiai. Kadangi skaitau šitose skaitimuose pirmą kartą, tai vis tiek noriu dedikuoti savo tai, ką aš skaitysiu ir ką darysiu Julijai Žemaitei ir kažkaip su ja tai susijęti. Tai pirmiausia, norėčiau, kadangi jinai nešiodavo skarelę, norėčiau ir aš ją užsirišti. Jo labiau, kad šita skarelė yra mano tetos, o mano teta gyveno dar tuo metu, kai gyveno Julija Žemaitė. Kai jinai mirė, mano tetai buvo 12 metų. Todėl pirmiausia norėčiau, na ir gal dar tiesa pasiteisinsiu, skaitysiu iš mobilaus telefono, nes aš manau, kad Julija Žemaitė yra labai novatoriškas žmogus, kad ir su skarele, ir už tai manęs labai nesmerktų. Tai perskaitysiu pirmiausia eilėraštį, kurį tiesiogiai ar netiesiogiai galiu susijęti būtent su Žemaitė, su jos vardu, nes su savo teta, kurios skarelę dabar ryšėju, gyvenau tokioj Žemaitės gatveliai. Na ir turiu parašiusi eilėraštį, kuris taip ir vadinasi. Žemaitės gatveliai. Negimtoji gatvė manesi, oi ne. Tik mano vaikystė ženklina tave. Pieninius dantis aš ant tavęs barščiau ir už pirmą draugę. Ačiū tik tai tau. Būdavo, kaip vėjas neaplenkiami, lėkdavom net kelio nematydami, jei parpuoliai kartą, verkti nebedrįsk. Jeigu išsigasi, tai namo sugrįžk. Savąją vaikystę čia aš palikau 10 eilučių, aš dovanoju tau. Ir dabar tada toliau, vėlgi, norėčiau perskaityti tekstą,
kuris taip pat siejasi su per šitą skarelę su Žemaite ir, na, taip pat ir su mano teta. Ir man tai yra kaip vienas vienis. Jo labiau, kad pastangos, kurias įdeda moteris, taip pat kurias dėjo Julija Žemaitė, kartais primena, na, tokias sunkias pastangas, kurios, aišku, atneša vaisių ir rezultatą, bet jos yra sunkios. Jas reikia pakelti, jas reikia ridenti. Taigi eilėraštis Sizifo akmuo. Niekas neamžina, sakė tetukė. Aš sakiau, amžina amžinybė. Per amžių amžius atitarė jį ir skaičiavo, rinko akis, juokėsi pro akinių viršų, vyniojo siūlą, krutino smilių, mezgė megztinį. O juokas, tai buvo laimė, tai mergytei, gyvam sidabrui, išpaišydavusiai šiūrančias spintos duris, besistiepiančiai augti, kaupti jėgas, kad į kalno viršūnę užristų savąjį akmenį, nenuriedėsiantį, kaip Sizifo, to nevykėlio. Sizifas, tetukė, abu amžini kaip amžinybė, kaip megztiniai su langeliais ir dryžiais, kaip žvaigždžių ornamentai išmegzti atminties labirintuose, kurie jungia šį ir aną pasaulius. Vaikštau tais labirintais, laukiu akimirkos, kai susitiksim, nusijuoksim kaip vakar, o aš įsitrauksiu patį šilčiausią megztinį, gryna vilnį, be priemaišų, nepaliesta laiko, nei kandžių, apsivilksiu, kad nenumirčiau nuo šalčio ir maldausiu Sizifo dovanoti man už puikybę. Na, ir dar viena moteris mano šeimoje yra, kuri irgi siejasi kažkaip, mes visos tarsi kažkoks kamuolys. Taigi, dar vieną eilėraštį norėčiau perskaityti, jeigu leisite ir Julijos Žemaitės dvasia nesupyks, kurį skiriu. Taip, visai čia. Šitą perskaitysiu iš popieriaus. Savo dukrai, Kyvai Adeliai. Metamorfozė. Dangus pasikeitė per naktį. Mes atsibudom krintant sniegui. Nuo baltumos geidžiau apakti, panirti į amžiną į miegą. Tarytum nurėžė kas pusę, kadaise buvusio pasaulio. Stovėjome įtkandę musę, kariai netekę pusės kraujo. Tarytum ėmė ir nutrūko, punktyro linija belaikė, kai įrėmės per tirštą rūką, o sniego tirštumą nelaikė. Laikiau tik liauną, baltą delną, kaip kad kadaise jį mažytį, kai net nesapnavau to kalno, kurį pakels šitą mažytį. Ta naktį pamačiau stebuklą, mirties fone, ryškėjant naujo pasaulio kontūrui pro rūką, baltam sniege, taškeliais kraujo. Na ir užbaigsiu dar vieno eilėraščiu, leisiu savo, kadangi jau tapau paskutinė, šiuo atveju gal nusirišiu skarelę, nes tai irgi kažkaip siejasi. Ir eilėraštis vadinsis Orfėjas ir Euridikė. Na, tai yra kaip ir dedikacija Euridikei. Nei apmaudo, nei sąžinės angis, nenuodijo savimeilės Orfėjo, kuris taip impozantiškai tylėjo, įsmeigęs tau į nugarą akis. Tarytum du bukus kalavijus, atspindinčius mėnulio šaltą plieną, kol panirai į gilią mėnesieną, kaip nuo kabliuko nusimovusi žuvis. Ačiū Sonatai. Kokia laimė, kad mes turime dabar dvi skareles, va Marija Mažulė, Sonata. Na ir nepamirškime šitos gražios Petro Aleksandravičiaus skulptūros, irgi su skarele. Na kągi, mūsų skaitimai ėjo ir praėjo, bet dargi ne pabaiga. Dar liko vienas konceptualus kūrinys,
kurį aš turbūt kartosiu kiekvienais metais, nes, nu ką jau padarysi, aktualumas tai neblėsta. Vadinasi, 60 ąžuolo vainikų arba pavasario balsai. Na, kad būtų visiems viskas aišku, tai čia yra surašyti visi poezijos pavasarių laureatai ir laureatės nuo 65 iki 24 metų. Dabar viskas labai gerai rimuojasi, nes jų yra kaip tik vienam posmelėje 12 skiemenų. Tai pagaliau viskas užsibaigė. Ir kad susigaudyti, kągi mes čia turime, tai galime paklausyti, kaip tie paukšteliai čiulba, čirvirvir pavasaris. Tai čir yra poetė, o vyr yra poetas. Na ir paklausykime, ką tie paukšteliai mums čia per tiek metų, per kaip jau 60 poezijos pavasaris, pričiulbėjo. Man atrodo, man truputį kalbinė šizofrenija, nes aš turiu 2, turbūt čirvirvir mikrofonus, nežinau, kažkurį gal reiktų padėti. Nieko. 60 ąžuolo vainikų arba pavasario balsai. Vyr, čir, vyr, čir, vyr, čir, 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 Štai kokie nuostabūs poezijos pavasariai, žvelgiant pro lyčių prizmę. Ir ką aš čia noriu tuo pasakyti? Ogi noriu, kad tiesiog girdėtumėt. Tiesiog girdėtumėt ir gal kažkas taip keistai surezonuotų. Nes tai yra 10 poečių iš 60 laureačių. Tai tokia labai liūdna statistika, kad ir kaip žiūrėsi, poezija žinoma ne apie statistiką, ne apie kažkokį ten matematinį balansą, bet kai jau taip viskas grybauja, tai man bet kokia mokslininkė, ir netgi, pavyzdžiui, labai gera mokslininkė, aš žiūriu, pavyzdžiui, kokią Mildą Žvirblytę, aš nežinau, jinai turbūt geriau draugauja su skaičiais, bet man atrodo, net nereikia būti didžiu mokslininku, kad suprastum, kad 21 amžius yra kitas amžius. Ir kad mums reikia girdėti ne tik poetų, bet ir poečių balsus. Ir tai nėra nukreipta prieš kokį nors vieną konkretų poetą. Pavyzdžiui, šiemet laimėjo Kaziela, puikiai knyga, geras poetas. Tikrai tai nėra kažkas prieš jį asmeniškai. Bet matot, kai šita sistema dirbo visiškai savęs neužklausdama tiek metų, tai jau reikia kažkaip kiekvieną kartą, kiekvienoj komisijoje labai rimtai šitos klausimus vis dėlto užduoti. Nes kai neužduodi, tu ir toliau ten vyr ir net nepastebi, kur tu esi. Tai štai, ką aš noriu pasakyti, mielos poetės ir vertintojos, taipogi būkite solidarios, nes ne tik tai tas didelis, kas garsiai rėkia. O kad mes nebūtume čia tokios tuščios kalbėtojos, tai mes kiekvienais metais įteikiame Žemaitės tašę. Ir aš paprašysiu Virginiją Cibarauskę, pirmosios Žemaitės tašės laureatę, ir savo dukrą. Dukra man atneš tašę. Nu, žinote, iš kažkur tą tašę reikia ištraukti. Tai Virginija pasakys, ką nusprendė šiemetinis tašių komitetas, ir netgi Virginija pristatys tą komitetą. Tu viską atsimeni, Virginija, ką tu ten rašai Facebook'e? Ne, aš jau pamiršau. Na gerai, tai mes turime kartu bendromis pastangomis pasakyti, kad
tos Žemaitės premijos teikėjos yra tos, kurios jau yra apdovanotos. Tai yra Virginija Kulvinskaitė, Lina Buividavičiūtė, Ramunė Brunzaitė, Vaiva Grainytė, Enrika Striogaitė, Aušra Kaziliūnaitė. Ką mes dar palikom, ką nors? Ir viskas, man atrodo. Na, kas nors, jeigu garsiai rėks, tai mes suprasim, kad nepasakėm. Taip, tai mes, aišku, laureatę renkame balsavimo būdu ir ankstesnės premijos laureatės tarėsi, diskutuoja. Ir šiais metais iš tiesų 3 knygos daugiausia sulaukia mūsų dėmesio ir balsų. Ir svarstėme vis tik, kuriai įteikti. Tai aš gal visas tas 3 paminėsiu, tiesiog kadangi mums jos pasirodė vertingiausios ir įdomiausios šiais metais, tai yra Marijos Mažulės Fosilijos yra neriniai, taip pat Kristinos Tamulevičiūtės Gyvybė ir Patricijos Gudeikaitės Kontaktas. Ir didžioji balsų ankstesnių Žemaitės Tašės premijos laureačių balsų dalis buvo skirta Patricijos Gudeikaitės Kontaktui. Taigi mes skelbiame šių metų laureatę, Žemaitės tašininkę, nes kokia poetė be tašės. Patricija, žinok, mes net ir konę su Žemaite įdėjome, nes vis tiek šokoladą dar duosim. Ir ženkliuką, va tokį nuostabų gražų, ten rasi viduje. Tai mes paprašysime tada galbūt Patriciją dar kokį vieną eilėraštį. Ir aš dar gal apie knygą kelius žodžius, kodėl šita knyga yra įdomi ir verta dėmesio. Tai man atrodo, ką Patricija iš tiesų padarė, tai suteikė toms labai intensyvioms ribinėms emocijoms, ypač pykčiui, frustracijai, tam tikram asmenybės kilimui, naują ir labai įdomią formą, kuri nėra taki, o kaip tik labai griežta ir aštri. Jos knyga iš tiesų kažkuria prasme primena tokį mini spektaklį, kur pasirodo įvairūs personažai, už kurių tikriausiai stovi režisierius, kaip visada tas didysis judintojas, bet jis ar ji niekada nepasirodo. Mes tarsi skaitome tekstus apie pačias asmeniškiausias būsenas ir tuo pačiu tos būsenos yra perteikiamos visiškai neasmeniškai, visiškai ne taip, kaip dažnai įprasta įsivaizduoti išpažintinę poeziją ar poeziją, kuri kalba apie ribinius dalykus. Mums tai pasirodė nauja, ypatinga ir iš tiesų įspūdinga. Labai rekomenduoju visiems perskaityti Kontaktą. Galbūt pajusite ir tą boksininko, kuris yra viršelyje, smūgį. Ir tai yra gerai, nes poezija kartais turi smūgiuoti ir skaudinti ir išmušti iš kasdienybės ir iš ribų. Ir taip gal tas naujas Kontaktas tik ir gali užsimegzti. Tai dėkojam Patricijai už knygą. Paskaitysiu paskutinį knygos eilėraštį Eskapizmas. Turėjau pamiršti šį periodą. Turėjau suimti save į rankas. Nesu Arturas Rembo. Mano Afrika 4 sienos. Mano Afrika nenumarinamas alkis. Pilietinis karas. Skerdžiamų galvijų kraujas. Hutai ir tutsiai. Mano Afrika, kulka nužudžiusi Malcolmą X. Mano Afrika, pralaimėjimas ir užkeikimas. Mano Afrika, juoda lyg degutas, vienintelis prieglobstis. Aš vaikštau 4, esu savo genties vadas. Ačiū. Labai ačiū ir kad nebūtų taip vieniša, mes dar pagalvojom ir, kaip čia dabar pavadinti,
mini tašę. Nu, nesinori sakyti to žodžio pideraskė, nu, ar kaip čia taip, bet ar kaip jis kitaip, kaip kenguriukas. Bet nesvarbu, mažytė tašytė žemaitytė skirta jaunai poetei. Ir mes čia taip pasitarėm ir nusprendėm pakviesti Uršulę Toleikytę. Tai šitoje tašytėje yra raganų juodasis muilas ir taipogi ženkliukas su žemaitė, bet ant 1 lito. Tai Patricija, jeigu tu neradai ženkliuko, tai mes tau duosim, aš nežinau, ar aš tau įdėjau. Radai ar neradai? Tai prašau, Uršulė, paskaityk ką nors. Žiūrėkit, dangus temsta. Iš to raganų sąskrydžio, žinokit, niekas sausas neišeis. Netikėta, ačiū. Graži tašė, labai faina, nešiosiu. Raktus ar pinigus. Pykšt, pokšt. Mykolas nešas vandens šautuvėlį, jo sesė kamštuką laisto gėles. Pykšt, pokšt. Prieina prie upės, Mykolas pripildo vandens šautuvėlį, jo sesė skandina kamštuką. Pykšt, pokšt. Gazos ruožas, berniukas renka šratinius, jo sesė minų žiedus. Pykšt, pokšt. Kareiviai sustingęs metalas, berniuko koja sesutės kasa. Pykšt, pokšt. Kaukia sirenos, skęsta gėlių galvos. Pykšt, pokšt. Mykolas šauna, sesutė užsidengia kairę akį. Ačiū. Na tai kągi, ačiū visoms, ačiū visiems. Eikite, skaitykite žemaitę, rašykite poeziją. Man labai smagu buvo, kad atėjote, kad skaitėte, kad klausėte, kad yra įvairių kartų žmonės, visokie balsai. Labai malonu buvo girdėti. Ir jeigu kažkas ką nors pametė, tai čia yra Radinių biuras. Tai geros dienos visiems. Iki kitų metų. Ačiū rašytojų klubui ir Janinai, kad jinai nepailstamai organizuoja visą tą poezijos nuostabųjį pavasarį. Iki kitų metų.